Pirminės konsultacijos metu, kada turiu pirminį pokalbį su pacientu, labai dažnai girdžiu: Raminta, ne šiandien gal, dar turėsiu atostogas po poros savaičių, dar kitą savaitę manęs laukia brolio gimtadienis, dar turėsiu krikštynas, dar darbo balius nusimato, kitą savaitgalį išvažiuojame prie ežerų, dar kitą savaitgalį numatyta yra susitikimas su draugėm. Atidėkim, tiesiog dar porai mėnesių luktelkim. Arba kitas pacientas sako: ne, Raminta, visgi, žinok, reikia gal pirmadienį geriau, dar man vis tiek reikia pasiruošti visam tam, reikia sulaukti kažkokios stebuklingos dienos. Pradėti reikia dabar, nelaukti stebuklingos dienos, kada baigsis visi gimtadieniai, kada baigsis visos atostogos, kada baigsis visos kelionės. Gyventi reikia dabar ir dabar pradėti kelionę į savo sveikesnį rytojų. Nėra blogos dienos, nėra blogo laiko, bet blogas laikas ir bloga diena yra tada, kada jinai atidėliojama. Atidėliojamas gyvenimas. Ir su tuo susiduriu kiekvieną mielą dieną. Tikrai sutinku. Ta taurė turi būti perpildyta, kada jau nebegali gyventi kitaip. Ir kaip labai dažnai sakau savo asmeninės mentorystės metu pacientams, kai kelio atgal nėra. Ir didžioji dalis pacientų, kurie ateina pas mane ir kurie pasiekia geriausių rezultatų, jie tiesiog nebeturėjo kito kelio atgal. Jie tiesiog nebegalėjo nebedaryti tai, kas buvo sukurta, kokia sistema jiem buvo sudėliota, jie nebegalėjo to nebedaryti. Jeigu tavo taurė jau yra perpildyta ir dar vis atidėlioji, gal nuo pirmadienio, gal kai baigsis tos atostogos, gal po gimtadienio, nebeatidėliok. Dabar rašyk: noriu konsultacijos. Pirma konsultacija nemokama ir susitikę konsultacijos metu pateiksiu tau daugiau informacijos apie mano vedamą asmeninę mentorystę, su kuria pasiekiu geriausių rezultatų tam, kad išsaugoti tavo sveikatą, mesti nereikalingus kilogramus, pagerinti virškinimą, įgauti daugiau energijos ir daugiau šypsenos tavo veide. Spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare asmeninę mentorystę ir pasidalinsiu su tavimi nuorodą bei susitiksime nemokamoje pirmoje asmeninės mentorystės konsultacijoje. Laukiu tavęs. Neatidėliok pirmadienį, jau daryk dabar.